Štai mes ir Barselonoj viešbutyj, nusimesim daiktus ir varysim į miestą. Šiaip turim pusantros dienos dar patyrinėti Barseloną ir laukia skrydis į Lietuvą. Įsikūrėm senamiestyje, gatvikės siauros. Taigi pagrindinis šiandien mūsų tikslas yra ištyrinėti ispanų kaimelį Barselonoje, kuriame čia yra visų regionų pastatai, taigi čia yra jų 117 ir labai nedideliame plote ir kiekvienas regionas čia turi, taip yra kaip rajoniukai, čia vienas regionas, tada eisim į kitą. Yra panašiai kaip mūsų Rumsiškės, tik čia yra taip koks kaip kičas, čia yra pastatai šiais laikais. Ir viskas yra sugrūsta mažam kiekiai, tai man mūsų Rumsiškės labiau patinka negu čia. Čia viskas daugiau yra padaryta dėl turistų. O čia, kad rašė, kad pritaikyta vežimėliam, čia tas toks pritaikymas, kaip pasakyti, be kita pagalba čia vienam vežimėlį net nėra ko lysti. Nes yra kai kur labai statu ir vienam būtų be šansų. Ir šiaip kažko taip, nei tų žmonių gal netinkamų laiku, kad kol kas esu nusivylęs tuo mūsų kaimeliu. Y baigęs Andalūziją. Čia matyt pagrindinė to miestelio vieta, nes yra ir papuošimai, ir eglutė, tai čia matyt, gal kai vyksta renginiai yra čia ir faina, taip, tai niekam nerekomenduoju. Nauji metai su apelsinais. Taigi atsisveikinam su Barselona apžiūrėdami tą kaimelį ir sakom Barselona ate iki sekančio susimatymo.